Pasak generalinės prokuratūros, buvusi Kauno apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Rita Čivinskaitė nekontroliavo, kaip pavaldinė Genovaitė Ročienė pedofilijos byloje atliko ikiteisminį tyrimą. Esą nebuvo atlikta daug pirminių veiksmų – daiktų, įvykio vietos apžiūrų, telefoninių išklotinių ar elektroninės medžiagos analizės. Prokuratūros teigimu Čivinskaitė viršijo įgaliojimus, leisdama įtariamajam dėl mažametės tvirkinimo Andriui Ūsui susipažinti su pirminė ikiteisminio tyrimo medžiaga. Jinai būtent Ūsui leido susipažinti su pirminė ikiteisminio tyrimo medžiaga. Mes žinom, kad Ūsas jau buvo įtariamasis ir leido Ročienė, kuri atliko ikiteisminį tyrimą, šį prašymą Ūsų atmetė. O būtent Čivinskaitė leido jam susipažinti su pirminė ikiteisminio tyrimo medžiaga, todėl Ūsas turėjo duomenys iš pačios pirminės tyrimo medžiagos. Prokurorų teigimu gavęs ikiteisminio tyrimo medžiagą, Ūsas esą pamatė, kad byloje įrodymų prieš jį nėra. Čivinskaitė kaltinimus neigia ir tikisi susigrąžinti buvusias prokuroro pavaduotojo pareigas. Žinoma, žmogus atidirbęs 20 metų teisinėje sistemoje ir daugiau kaip 10 metų atidirbau prokuratūroje, būtent Kauno miesto apylinkės, tai aš kaip ir turiu tokį interesą grįžti ir dirbti ir manau, kad turiu tam pakankamai patirties ir žinių. Teisėjams pareikalavus papildomų dokumentų, skundo nagrinėjimas atidėtas iki balandžio. Buvęs generalinis prokuroras Algimantas Valantinas prieš 4 mėnesius skyrė nuobaudas 7 prokurorams. Iš pareigų atleista buvusi Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė Ročienė irgi pasiskundė teismui. Kiti 5 teismą nesikreipė. Martas Kalendra, Vaidas Greičiūnas, LNK žinios, Vilnius.